Labadiena, gerbiami žiūrovai, Širvintų stadionas ir 20-asis Top Sport pirmos lygos turas. Kol kas dar rungtynių praleido Tauragės Tauras, lygis išpokinėjo Jonas Lukaškevičius. Polinas dabar Jonas Žybė. Janis, koks piruetas, smūgis ir įvartis. Ir įvartis krenta į aikštės šeimininkų vartus ir čia, aišku, taip įvarčiai nesidalina, bet pusė įvarčio drąsiai štai šitam žaidėjui 5 numeriu. Na, pažiūrėkite. Kampinis yra visai neblogas derbis. Šitas kamuolys. Arlingtono smūgis ir šalia vartų. Šiaip pakankamai pavojingas. O čia štai toks perdavimas ir dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis Eduardo. Eduardo, tarsi hipnotizavo varžovų gynybą Tauragiškė ir vėl puikus prasiveržimas. Pažiūrėjo, kur Eduardo ir pastarasis iš kelių gynyboje pirmame kelyje užteko. Dabar dar vienas įvartis, na, 3-0. 3-0 ir 44-asis numeris Patrikas Nuvekbė. Galbūt šis trečiasis įvartis iš tų visų kritusių yra Jonavos buvo vieninteliai likę pirmos lygos atstovai. Čia štai toks smūgis, Idas Mačaitis, bravo jam. Realiausia situacija šiame epizode Tauro žaidėjo, bet smūgis į vartus ir dar viena situacija, po kurios griebtis už galvų gali Tauro Žydiška. Ir čia galėjo viskas baigtis kiek kitaip. Tauro žaidėjai, aišku, dar priartėja pagalbos gynėjam dar, tačiau atakuoja Tauras ir kiek nedaug trūko iki dar vieno tikslaus smūgio. Čia jau proga ir kamuolys vartuose. Kamuolys vartuose, Čidera griebia kamuolį. Dažnai matome tokį vaizdą. Čia vaikų žaidimai su to kamuolio nešimu vis tiek bus žaidėjas. Perdavimą sugeba padaryti ir čia buvo galimybė. Čia buvo galimybė, kurią dar viena. Pastotaka, Sausa. Iškas smūgis ir čia jau Ignikas Škelkevičiui Vilniaus rajono pratybės. Nedaug paskirtos tokios rezultato. Sveikiname Tauragiškį, matome, kaip džiaugiasi ir trenerių štabas, ir Egidijus Vaitkūnas kartu su komandos draugais.